Sveikinu Jūs prisijungus prie mūsų internetinio seminaro. Aš esu Andrius Gudaitis. Pristatysiu Jums temą, kaip išlaikyti ir padidinti pardavimus sumažėjus paklausai. Kodėl mes keliame šį klausimą? Manau, šiandien yra nedaugelis įmonių, kurie gali pasigirti, kad jų pardavimo apimtis nesumažėjo ir kad jiems sekasi puikiai. Didesnė dalis įmonių jaučia ekonomikos sąstingį ir galvoja, kada šis pragaras baigsis. Bet ar tikrai visos įmonės išnaudoja visas priemones, kad išlaikytų savo pardavimų dalį, ar ją net ir padidintų konkurentų sąskaitą? Seminare mes pateiksime informaciją, kurią kiekvienas iš jūsų gali panaudoti ir taip rasti savo sėkmės kelią. Seminarą pradėsiu nuo verslo ciklo apžvalgos. Tai leis jums susidaryti geresnį vaizdą, kas ir kodėl vyksta aplink jūs. Pats pirmas verslo žingsnis – surasti laisvą nišą rinkoje. Paprastai nišos ieškoma vertinant savo ar pažįstamų žmonių poreikius, juos lyginant su tuo metu rinkoje esančiais produktais ar paslaugomis, ir šios sugeneruotos mintis tampa atskaitos tašku visiems likusiems etapams. Kad įmonė išvystų atitinkamas pardavimo apimtis, reikia atitinkamai supažindinti rinką. Šiame etape prasideda investicijos į naujos prekės ar paslaugos populiarinimą įvairiais kanalais. Tai gali būti spauda, radijas, televizija, internetas ir daugybė kitų būdų. Nes į rinką nesužinos, ką įmonė įsiūlo, ji nieko iš tos įmonės ir nepirks. Ir šioje vietoje nauja idėja gali ir užgesti. Žinoma, rinkos formavimo greitis priklausys nuo to, kokią idėją įmonė sugeneravo, nes gera idėja lengviau suformuoja savo rinką. Po kurio laiko pasiekiamas etapas, kai paklausa pradeda augti greičiau, nei idėja iškėlusios įmonės galimybės ją patenkinti. Kitaip tariant, išmuša įmonei sėkmės laikas. Tačiau susiklosto situacija, kad klientų pradeda netenkinti pasiūlos terminai. Nuo šio momento iniciatyvą į savo rankas perima rinka. Ji, reikšdama nepasitenkinimą terminais, atkreipia trečių asmenų dėmesį, kurie pradeda analogišką verslą. Jie bando kopijuoti idėją iškėlusios įmonės verslo modelį taip, kaip jie jį supranta. Tačiau nei vienos įmonės nukopijuoti iš principo negalima, nes įmonė tai nėra vien technologijos. Kiekviena įmonė turi savitumą, kuris susiformuoja dėl joje dirbančių žmonių skirtingų vertybių, savininkų požiūrį į verslą ir daugybės kitų smulkmenų, kurias įtakoja įvairūs psichologiniai veiksniai. Tokiu būdu pradeda formuotis konkurentų ratas. Pradžioje jis visiškai nesijaučia, nes jis perima dalį klientų, kurių ir taip netenkina išsitempę užsakymų įvykdymo terminai. Iš vienos pusės žiūrint, įmonė jokio skirtumo. Tas klientas vis tiek atsisakytų jos paslaugų, nes jam reikia šiandien, o įmonė jo noro išpildyti negali. Taip pat įmonė gali vertinti, kad jos kainos ir kokybės santykis yra geresnis nei bet kurio kito žaidėjo rinkoje. Tačiau šioje vietoje pasirodo antras lazdos galas. Perėjęs pas konkurentą, klientas savo kailių negali palyginti konkurento ir jūsų kokybės. Dar reiktų paminėti vieną įdomią detalę. Kuo idėja iškėlusi įmonei labiau sekasi formuoti rinką, tuo daugiau konkurentų jį sulaukia. Tačiau neformuojant rinkos, jį iš anksto žlugdytų savo verslą. Tai atsitiktų dėl to, kad tuščių vietų rinkoje nebūna. Ir kur nors šalia atsiras kitas idėjinis žmogus ar jų grupė, kurie taip pat pamatys laisvą nišą, tik ją interpretuos savaip. Tokiu būdu atsiras visai kitokia paslauga, kuri tikėtina, kad gali būti geresnė nei pirmosios. Tikėtina todėl, kad jiems įsidėję nagrinėti šiek tiek vėliau nei ėmėsi pirmoji, ir dėl to pamatys tam laikmečiu pasikeitusius jų būsimų klientų įpročius, norus ar galimybės. Susiformavus rinkai pasiekiamas etapas, kai ratas užsidaro. Rinka nebeauga dėl įvairių priežasčių. Tai gali būti ekonominiai sunkmečiai, užsipildę interesą turinčių klientų ratas ir panašiai. Tačiau kaip taisyklė konkurentų kiekis vis dar auga. Tai sąlygoja praktiškai du veiksniai. Pirma, inertiškumas, antra, perlenktas optimizmas. Pirmasis veiksnys veikia dėl to, kad daugelis žmonių turinčių laisvų lėšų galvoja, kur jas sėkmingiau panaudoti. Kaip vieną iš paprasčiausių būdų jie mato verslo planavimą. Kadangi sunku įvertinti rinkos augimą, dažniausiai tokie žmonės žiūri, kaip sekasi esamoms įmonėms. Jei nesigirdi, kad esami dalyviai bankrutuoja,
priimamas sprendimas verslą klonuoti. Antrasis veiksnys dažniausiai pasireiškia tada, kai esamų rinkos dalyvio darbuotojas nusprendžia, kad jis ir pats gali vystyti tokį patį verslą. Tokiu būdu atsidaro nauja įmonė, kuri dėl surinktų papildomų ar dominuoti linkusių žmonių požiūrį į vertybės nėra visiškas ankstesnės įmonės klonas, tačiau tai vis tiek papildomas konkurentas rinkoje. Šeštas etapas – pasiūla viršija paklausą. Šiame etape prasideda arši kova už išgyvenimą. Kaip rodo įvairių verslo sektorių stebėjimas, dažniausiai tokiu atveju naudojami ginklai kainos mažinimas bei konkurentų kritikavimas klientų akyse. Tačiau visada reikia prisiminti, kad lazda turi du galus. Jei kritikuojate konkurentus, didesnė dalis klientų blogą nuomonę susidarys ir apie jūs pačius. Jei ženkliai mažinate kainą, daug netrukus lygiai to paties sulauksite ir iš konkurentų. Todėl labai svarbu įvertinti potencialias bendras rinkos augimo galimybės mažėjant kainai rinkoje. Jei bendra rinka neauga, o tokiomis priemonėmis bandote dalį jos atimti iš konkurentų, jūs tik kuriam laikui gausite efektą. Kadangi tokie jūsų veiksmai išprovokuos ir konkurentų analogiškus veiksmus, jam sumažinus kainą, rinkos pasidalinimas vėl atsistos į senas vėžes. Tačiau ir jūs, ir jūsų konkurentas jau nebegaus planuotų pajamų. Tokiu būdu žlugdysite vienas kito verslus. Paskutinis etapas – rinkos apsivalymas. Dažniausiai kalbama, kad tokiu būdu iš rinkos iškrenta mažiausiai profesionalų žaidėjai. Tai nėra visiška tiesa. Visa paslaptis yra tame, kad klientas kaip taisyklė susiduria tik su viena iš rinkoje paslaugas teikiančių įmonių – jumis ar jūsų konkurentų. Dėl to jis negali pasakyti, kur įmonė yra geresnė. Klientas nepalygins, kokio lygio paslaugos būtų gavęs iš kitos įmonės, nes tam reikia, kad abi įmonės įvykdytų bent po vieną jo užsakymą. Tačiau klientas tikrai gali pasakyti, pas ką daugiau niekada nepirktų. Tai yra, jei darbus įmonė atliko nekokybiškai, tai klientas tikrai visiems savo pažįstamiems šauks, kad su šia įmonė jie nesusidėtų. Bet jei įmonė padarė viską kokybiškai, klientas apie jos egzistavimą gali net pamiršti. Kas šioje vietoje įdomiausia? Šioje vietoje dažnai nėra grįžtamojo ryšio. Tai yra, jei klientas nepatenkintas, tai jis įmonei apie tai nepasakys arba pasakys netinkamai ir įmonė tos informacijos nepajus. Kiek mums teko stebėti, dažniausiai įmonės grįžtamam ryšiui naudoja anketas, kurias įteikia iš karto po paslaugų suteikimo. Realiai labai maža dalis klientų jose parašys tikrą savo nuomonę. Tai vyksta dėl keletos priežasčių. Pavyzdžiui, didelė dalis klientų bijo viešai reikšti savo nepasitenkinimą, nes galvoja, kad paskui neprisišauks, kai reikės pagalbos. Taip pat yra dalis klientų, kurie atliktų darbų kokybę vertina tik po to, kai išvažiuoja meistrai, nes jiems prie meistrų paprasčiausiai nepatogu tai daryti. Taip pat yra klientų, kurie netiki, jog į jų skundą bus reaguota, tai kam tada gaišti laiką. Prieš pereidami prie augimo metodų, pradėkime nuo išlikimo sąlygų. Būtinos išlikimo sąlygos yra visiems žinomos. Tai greitis, kokybė ir tinkama kaina. Tačiau kyla klausimas, kodėl esant lygtais tokiai paprastai schemai, vis tiek vienos įmonės iškrenta iš žaidimo, o kitos pasilieka. Mes nagrinėdami šį klausimą aptikome tokį dėsningumą. Įmonės ir vartotojai skirtingai supranta visus šios terminus. Per 10-metį stebėjimų mums pavyko nustatyti skirtingas įmonių ir klientų požiūrio detalės, bet jas panagrinėsime šiek tiek detaliau.